Pas mane yra jo čia. Šiandien, nežinau, jau kiek užblokavau, turbūt per tiek laiko, kiek paskutinius kart darau, o šiandien žiūriu daugiausiai kažkodėl jų. Nežinau, pagal ką čia užgerė, ar kad savaitgalis. Jo, aš pastebėjau, jeigu vienas, tada 100 renkasi. Kol nebūna, nerašo, tai nebūna. Kai vienas pradės, tada dar nebūna. Kai vienas pradės, tada dar nebūna. Kai vienas pradės, tada dar Aš greičiau į Ofelę esu panašesnė, bet jeigu tu dar kartą lyginsi mane su Auguste, žinok, aš tai užblokuosiu, man nėra nuotaikos. Jeigu tau aš panašiai Auguste, kur visiškai skirtingos, tu manęs iš vis net nefollowini, tai nežinau, ką tu čia bandai tuo pritempt. Baisiai niukini kiekvieną dieną. Jo, taigi niukini šiandien 4:20, tai ne tik niukinu ir parūkau. Dar šiandien, kai balandžio 20, tai tiek užrūkiau. Baisu, džiolytės. Baisu, džiolytės. Baisu, džiolytės ke. Tai ko norėtų, gi tik to, kas pilna čia, žinai, šiaip vaikų, prisikuria tų fake anketų. Vieša vieta, kur jie reikšis daugiau, čia ateina įsilėja viską savo nelaimės pykti. Tai va, jeigu tu viskas ten gerai, tu laimingas, patenkintas viskuo, kam tau eit rašyt, kam reikėtų, jeigu tas ten viskas gerai gyvenime. Tu tikrai neisi ir nerašysi kažkokiam nepažįstamam žmogui kažko, nekomentuosi nesąmonę. Tai va, įsilėjo, paskui realybėj tokie nežinau, eitų apsišykę, galvos net nepakeltų. Drąsus rašyt, bet, sakau, gyvenime jie net akių nepakeltų ir nepažiūrėtų į mane. Tai apie ką kalbu su tokiais. Kad ir blogai nerašyčiau, pavyzdžiui, man irgi, pavyzdžiui, žmogus nepatinka ar neįdomus, aš paprasčiausia nežiūriu jo, blogiausia atveju, jeigu labai ten trukdo, kenkia, dažnai metai, užsiblokuoji, nematysi, jeigu tau blogai, jeigu tau kelia kažkokius neigiamas emocijas, žmogus užblokuok, nematysi tu jo, bet kam tu jam rašai? Ką tu galvoji, pakeisi komentarų, pavadinsi durna, jinai pasikeis taps protinga, ne, pavadinsi baisiai, jinai taps graži, ne, nebus taip, nuo jūsų komentaro niekas nepasikeis gyvenime. Pasakysit ten, paaiškinsit, pamokysit, kaip gyvent, galvojat pakeisit, tikrai ne. Neišauklėsit. Taip sakė, kaip visada, įprastai, tas pats per tą patį, namie, visada. Toks ir savaitgalis. Nabanat. Nabazėmėsi.
Aš nesu Justina, mano vardas Justė, kur tu matai, kad parašyta, kad aš būčiau Justina? Ar aš pasidinsiu Justina, kodėl tu dabar mane vadini Justina? Tai pirmai išsiaiškinsiu, žinau, koks mano vardas, tada kreipėsi mane. Dabar tu sakai Justina, tai yra ne mano vardas, aš galiu tau iš vis neatsakyti, nereaguoti. Nes čia yra visai kitas žmogus. Toliau labas. Blem, aš nežinau, kad labai, žinai, ateina tokių... Pavyzdžiui, kiek aš kartų pykdavau, sakau, pavadinsiu Justina, aš blokuosiu. Nu, yra tokie dalykai, kur erzina, kaip vadina, pavyzdžiui, Justina. Tai tu žinai, kad, blėt, tu Justė, niekada nesi Justina ir čia ne tavo vardas. Užknisa, kai aišku, klausinėja metų, iš kur, nusibosta, tas pats per tą patį. Kartais tiesiog erzina va tokie va. Ne visada būna, bet čia vat ypatingai. Kartojas ir kartojas, kartojas ir kartojas. Jo, tai va būtent to, kai pasas tik Justė, man davė vardą Justė. Aš nieko bendro neturiu su Justina, čia visai kitas vardas ilgesnis. Nes kiti galvoja, kad yra vardas Justina, o Justė tai čia trumpinys. Ne, čia yra du skirtingi vardai. Yra, kurių tikrai Justina būna Justina, bet jas vadina Justė. Bet aš esu tik Justė ir pase visur Justė, nėra Justinos jokios, nėra, niekada nebuvo. Kad kitos Justinos tai nereiškia, kad aš tokia, tai kodėl Justina, tai tada vadink šis Monika mane, tai jau gali, jeigu Justina vadink, tai jau gali Samanta, Kotryna, Gabijas, nežinau, Sandra, belė kokią tada jau vadink, kokių, tada jau suis, bet kas. Raudona, nugrinai, kad ir raudona jau tada. Ne, neišeina, bet ble. Ir taip jau mažai, jei gal tada dar tu nekaišiok man.